Vienas didžiausių mitų sporte, kuriuo ilgai tikėjau ir aš, kad kuo daugiau darai, tuo geresnis bus ir rezultatas. Daugiau treniruočių, daugiau pratimų, kardio, daugiau žingsnių. Ir niekaip negalėjau suprasti, kodėl sportuoju tiek daug, valgau gerai, bet rezultatai nustojo judėti į priekį. Galiausiai teko viską keisti iš pagrindų ir pradėti sportuoti protingai. Todėl šiame video pasidalinsiu, kas padėjo man pradėti progresuoti ir vėl, bei pagrindinius ženklus, jog persistengi ir tu, ir kaip gali turėti daug geresnius rezultatus. O kad greitai prieš išeidama į sporto salę įtrauksiu vieną bene svarbiausių dalykų, kuris ir lemia mūsų persitrenavimą, mūsų savijautą, treniruočio efektyvumą. Kasgi tai yra? Čia miniu užuominą. Miegas, teisingai. Jaučiu, kad jau atsibodo, kai visi kalba apie tai, kaip svarbu yra miegoti ir taip toliau, bet aš dariau lygiai tą pačią klaidą, visiškai nesvarbu, kiek aš miegojau, 3 valandas, 4 valandas, vis tiek eidavau, spausdavau, treniruotis būdavo žiauriai lievos, tikrai svoriai krisdavo pakankamai stipriai, turiuomenį mano keliami svoriai, ne man iš rankų jie krisdavo, bet suprantate, apie ką aš kalbu. Tiesiog neturėdavau jėgų pakankamai, atsistatymas buvo labai prastas, tada, aišku, nervų sistema buvo perdegusi ir užsisukus buvau į stiprų ratą, iš kurio išeit buvo labai sudėtinga, nes miegu prastai kiekvieną dieną, tada vis tiek einu savęs, pavyzdžiui, sportuoju, nematau rezultato, žodžiu, užsisukau, bet, kas sakau, yra labai svarbu tai stengtis išsimiegoti, jeigu, ką aš bent jau darau, jeigu man gaunasi taip, kad naktį pamiegojau mažiau, nes kažkur reikėjo anksti keltis, ar kažkoks renginys buvo vakarai ir tiesiog negalėjau nueiti anksčiau miegoti, tai bent jau dienos metu, kada tik turiu galimybę, stengiuosi damiegoti, tai bent jau pusvalandį, valandą, jeigu galiu pamiegoti, tą power napą pasidaryti. Ir vien tai jau labai stipriai padeda ir atsistatymui, ir savijautai, ir energijai, nes visą laiką, kai būsit išsimiegoję, treniruotės bus žymiai geresnės ir tada, aišku, ir riebalinis audinys tirps greičiau, ir raumenukai augs žymiai geriau, nes vis dėlto raumenis miega, oh my god, matus, kad rytas, raumenis auga tada, kada mes išsimiegam ir atsistatymas yra geras. Tai dėl to yra labai svarbu miegoti pakankamai. Kaip tą padarysit, jūsų reikalas, tikriausiai reikėtų turėti kažkokią tai savo miego rutiną. Aš mėgstu miegoti šaltam kambarį, tamsiam kambarį, su tamsiom užuolaidom. Na, aišku, tokios čia jos ir tamsios, bet žodžiu, dabar vis tiek tamsu, tarsi ne vasara, tai temsta anksti. Bet, žodžiu, tai tiesiog norėjau pabrėžti, per daug neužsikalbant, kad miegas yra viena iš priežasčių, kodėl mes persitreniruojam ir nematom rezultato. Ta prasme, ne miegas, bet miego trūkumas. Iš tikrųjų atsitiko tai, kas galėjo blogiausia atsitikti. Kroviau ausines vakar, nepajungus prailgintuvo į rozetę ir neturiu aš ausinių. Dabar labai ankstus rytas, salė tuščia, muzikos net nėra, ausinių nėra, bent jau pravarkautas yra, bet man šiandien labai reikėjo tų ekstra jėgų, tai aš nežinau, kaip čia bus. Tai toks patarimas, jeigu norit motyvacijos ir geros treniruotės, tai žinokit, geriau pasikraukit ausines, nes gali būti labai sunku. Aš praeitą vlogą sakiau, kad gal aš netokia ir blondinė, save ten truputėlį pagyriau, kai kažką protingo pasakiau, bet supratau, kad iš tikrųjų, žinokit, galiu persidažyti plaukus, bet tokias po jais kažkur ten giliai viduj, tos susitraukusios smegenys, žinokit, nieks jų nepakeis, jų tiesiog nėra, tai, arba labai minimaliai, tai cheers. Žinokit, tikrai atsiprašau už to blevyzgas, aš pastebėjau, kad iš ryto aš tikriausiai turiu bene debiliškiausias mintis ir dabar susinervinu dėl tų ausinių, tai išvis gal aš nebefilmuosiu, nes aš tai prišnekėsiu dar daugiau nesąmonių. Tai tikriausiai susitiksim jau treniruotėj. O, dar ir kamera lūžta.
Tai va, žinokit, man atrodo, aš esu tikrai viena salėje ir visiškai be muzikos, labai liūdna. Tarsi neliūdna, kad aš viena, bet liūdna, kad aš be muzikos ir be ausinių. Tai toks ne fainas vaibas, dabar ieškau, realiai jaučiuosi kaip pirmą kartą salėje, nes net nerandu treniruoklių. Tai va, tai jo, jaučiu darysiu pačius, nežinau, ar labai filmuosiu, gal iš vis įkelsiu į trefkę jums, kurią filmavau čia prieš keletą dienų Instagramai. Ir pasižiūrėsim, bet bandysiu, gal kažką pafilmuosiu. O dabar reikia susikaupti, nes matau, kad visiškai išsiblaškiau šitą rytą. Aš galiu kaip Samsung, dabar tiesiog tyloji sportuoti ir paliktas visus garsus. Tipo, kažkas tokio žodžio gerai. Aš iš tikrųjų sakau, jaučiuosi šiandien kažkaip taip beviltiškai. Kažkaip nieks nei pompuojas, nei muzika, nu žodžiu. Tai dabar žinokit, bus baisiukai dalis. Mano nemėgstamiausias sprendimas tai yra sprendimai. Ir kadangi aš esu nykštukas, man reikia pakylos, nes aš tiesiog nekojam žemės. Na, aišku, aš perdedu, bet tiesiog patogiau, kaip yra šiek tiek, kai kojos trumpus. Tai tikslas yra šiandien iškelti 2,5. Praeitą kartą darau, man atrodo, 22,5. Tai jeigu noriu progresuoti, reikia tokios svorius. Tai labai naiviai tikiuosi, kad šiandien toj diena, aš nežinau, nes visiškai tyla, aš tikiuosi su palikimais neturėtų neturėti, nes iš priekio yra skambama panašiai. Bet jo, klausims sportuoti žiauriai sunku. Matyt, aš dar nepriaugsiu iki oldschoolinio sporto be ausinių muzikos. Labai sudėtinga, bet gal kaip nors išgyvensim, nežinau. Gerai. Čia tik apšilimas. Su 20 dabar. Okei, nelabai lengva. Nežinau, kaip buvo su zapiais, kažkaip labai abejoju. Nebent daryčiau visiškus pusinius, bet... Jau įsijungia muzika, bet žmonių vis dar nėra.
kol gaminu pusryčius, nusprendžiau, jog kaip tik dabar pasidalinsiu tais požymiais, kurie rodo, jog mes persitreniruojam ir apie kuriuos iš tikrųjų yra tai, kas kalba. Todėl vienas iš tokių pagrindinių yra nuolatinis nuovargis. Jaučiatės pavargę, netgi po poilsio dienų, treniruotėse labai sunku progresuoti, atrodo, kad ta jėga mažėja, atsistatymo nėra, nesvarbu, kiek besilsit, vis tiek atrodo, kad treniruotėse negalite atiduoti tiek savęs, kiek galbūt galėjote anksčiau. Tai čia vienas iš tų pagrindinių ženklų, kad matyt, tas krūvis yra per didelis ir neužtenka netgi pailsėti dieną ar dvi. Tai vėlgi, reikėtų pasižiūrėti savo treniruočių krūvį, apie ką čia visą video jau kalbu. Taip pat kitas iš požymių tai yra raumenis, kuomet negalite išsipumpuoti raumenų, treniruotės metu nejaučiat pampo, tušti raumenys, žodžiu, nesvarbu ar treniruotės pradžia ar pabaiga, jaučiatės taip pat. Tai irgi vienas iš tų rodiklių, netgi kartais būtų galima galvoti, kad trūksta maisto, bet tiesiog dažniausiai yra krūvis per didelis, raumenys yra neatsistatę ir galbūt to maisto tikrai užtenka, bet paprasčiausiai organizmas nėra atsistatęs, raumenynas nėra atsistatęs. Tada aišku, ką ir minėjau, krintanti jėga, tai va treniruočio metu, jeigu pastebit, kad svoriai, kuriuos naudojat, mažėja, galbūt vieną savaitę, antrą savaitę jie didėjo, o dabar atrodo, kad savaitė iš savaitės netgi galbūt jeigu svoris sumažėja treniruotė po treniruotės, kartais viskas normalu, priklauso nuo dienos, bet jeigu tas svorio mažėjimas, krintanti jėga tęsiasi savaitė iš savaitės, vadinasi tikrai krūvis yra per didelis ir garantuotai persitreniruoja, tai šitą klaidą aš ilgą laiką pati dariau ir nesuprasdavau, kas yra ne taip. Aišku, jau kalbėjau apie tai, kad prastas miegas, irgi vienas iš rodiklių, kad jeigu miegat prastai, neišsimiegat, nesvarbu, kokia ten ta miego rutina ideali. Irgi vienas iš ženklų, kad tiek kūnas pervargęs, tiek nervų sistema yra pertempta ir vyksta tie visi miego pokyčiai. Tada, aišku, gali prasidėti ir visi dirglumai, nerimas, emocijų svyravimai, žodžiu, nuotaikų kaitos. Ir viskas tiesiog išsibalansuoja labai stipriai ir hormonai, žodžiu, tai reikėtų labai atkreipti tai dėmesį. Aišku, elementaru nuolatinis poreikis kofeinui, atrodo, kad be kavos, be didelio kiekio kofeino iš vis negalim ištverti dienos. Aišku, kažkoks poreikis kofeinui yra visiškai normalu, aš irgi esu visiškai kitoks žmogus, kai geriu tarkim, pre-workoutą ar kavos iš tikrųjų nelabai geriu, bet, žodžiu, kai vartoju kofeiną ar kai ne, tai kažkoks jo kiekis, aš manau, visiškai yra optimalu. Bet jeigu visa diena ir energija jūsų priklauso tik tai nuo to ir atrodo, kad to kiekio reikėtų vis didinti ir didinti, tai vėlgi rodo, kad matyt nepailsit, neatsistatot ir organizmas prašo kažko tai papildomai, va lygiai tas pats, kodėl prasideda visi norai užkandžiauti, prisivalgyti, nes vėlgi trūksta cukraus, trūksta energijos, tos greitos energijos ir jeigu organizmas pervargęs, tada automatiškai viso to norisi daugiau. Vėlgi virškinimo problemos irgi labai dažnas reikalas, jeigu persitreniruoja, tai gali pradėti pūsti ir pilvą, ir raižyti gali, ir maistas ilgai stovėti, užsilaikyti, žodžiu, labai iš tikrųjų tai lemia ir daug kas net nepagalvoja apie tai, bet iš tikrųjų mūsų žarnynas, mūsų virškinimas labai yra susijęs, aišku, su mūsų nervinė sistema, su visų mūsų kūnu ir jeigu neatsistatot ir persistengiat treniruočių metu, vadinasi, gali sutrikti ir visa būtent virškinimo žarnyno veikla. Ir aišku, pagrindinis, gal ne pagrindinis, bet irgi vienas iš didesnių, tai krintanti motyvacija treniruotis, atrodo anksčiau likti treniruotis patiko, dabar jos visiškai nebesimėgaujam jom, atrodo į salę tiesiog velkamės, nes reikia, nebe dėl to, kad noriu, ar ten gerai jaučiuosi, tai žodžiu viskas beprotiškai sudėtinga tampa. Aišku, kaip galime mėgautis treniruotėm, kai jaučiamės taip prastai, jėga nedidėja, motyvacijos nėra, rezultatų nėra, tai žodžiu, čia viskas yra labai susiję, labai lengva užsisukti šitą uždarą ratą, iš kurio išeiti yra beprotiškai sunku. Pagaliau grįžau namo, iš tikrųjų labai ilgas rytas, diena jau realiai, ne vakaras, bet jau artėjom link to, man bent jau, nes aš kaip senutė einu anksti miegoti, bet aš ir keliuosi anksti. Tai pravedžiau porą trefkių, vieną naują merginą šiandien patreniravau, tai buvo labai smagu, viskas labai fainai buvo, bet žodžiu, dabar aptarsiu, apie ką mes čia ir susirinkom, žiūrėti šitą video, tai esmė tokia, kad kaip ir minėjau, persitreniruoti darimas per daug, jisai tikrai nepadeda siekti geresnio rezultato, if anything, taip sakant, kaip tik, bus tik tai blogiau, jeigu persitreniruosite, perspausit save, taip kad sportuodami daugiau, mes dažniausiai pasiekėm daug prastesnio rezultato ir kaip ir sakiau, aš save labai stipriai spausdavau su treniruotėm, turėdavau eiti kiekvieną dieną į sporto salę, kaip pradėjau tai iš viso, eidavau į sporto salę kiekvieną dieną ir dar bėgau 10 km, nes man reikėjo matyti kardio dar papildomai daryti, tas būdavo kiekvieną mielą dieną ir aišku, valgydavau nepakankamai, žodžiu, tai čia viskas susideda, bet
esmė tame, kad daug kas galvoja, kad galbūt reikia, kad geriausią rezultatą pasiekčiau, turiu sportuoti 6 kartus per savaitę, gal kažkas net 7. Kaip tik ne. Geriausia yra sportuoti tiek, kiek jums tinka prie jūsų gyvenimo būdo, tiek kartų, kiek jūs galite atsistatyti nuo tų treniruočių. Vadinasi, jeigu mes sportuojam dažniau, tai treniruotės turėtų būti trumpesnės, galbūt intensyvesnės. Jeigu sportuojam rečiau, jos gali būti ilgesnės, nes vis tiek reikės daryti greičiausiai daugiau pratimų, kad tikrai viską ištreniruoti normaliai. Bet kuriuo atveju gerą rezultatą galima pasiekti sportuojant ir 2 kartus per savaitę, ir 5 kartus per savaitę, jeigu mes atsistatom normaliai, tos treniruotės nėra per ilgos ar per intensyvios. Bet, aišku, daugiau negu 5 tai aplamai nerekomenduočiau, jeigu nesat profesionalūs sportininkai. Tarkim, aš sportuoju 6 kartus, bet tai yra mano gyvenimo būdas, mano darbas, iš esmės aš gyvenu sporto salėje, tai aš tiesiog treniruoju, sportuoju, valgau ir, aišku, viską derinu su gyvenimo būdu, bet aš tą savo leisti galiu, bet net ir aš pati, jeigu jaučiu, kad aš perspaudžiu, tikrai susimažinu iki 5 kartų, net jeigu reikia ir iki 4. Tiesiog svarbiausia yra labai klausyti organizmo, klausyti kūno. Jeigu pastoji skauda raumenis, čia nėra geras ženklas, čia kaip tik yra ženklas, kad jūs neatsistatot. Tai jeigu raumenų neskauda ir sportuojate jau kuris laikas, čia iš tikrųjų geras dalykas, nes jums grinai užtenka krūva, jeigu aišku matot progresą. Jeigu nematot progresą, tai reikėtų pasižiūrėti su mityba, su visais kitais reikalais. Bet vėlgi pabrėžiu eilinį kartą, kad sportuoti daugiau nereiškia, kad bus geriau. Tai labai svarbu žiūrėti šitos reikalus. O aš pagaliau galėsiu pavalgyti keksiukų, kuriuos ten turiu, o čia parsinešiu šiek tiek špinatų ir šiek tiek varškės iš parduotuvės, nes, žodžiu, aš visą laiką dažniausiai nespėjau apsipirkti, bandžiau užsisakinėti Barborą, man ten šiek tiek nesigauna, nes, žodžiu, su kurjeriu reikia derinti, nes pas mane negali įeiti be manęs, žodžiu, tai irgi problematiška, tai bandau dabar kaip nors susipirkti po truputėlį kiekvieną dieną, nes tiek parduotuvė šalia, kai einu iš sporto salės, kažką vis prigrebiu, aišku, jeigu reikia sunkiau, daugiau prekių, tai labai sudėtinga, bet jo, tai va, tai tiek žinių kol kas, dabar gaminsiu maistą, susitiksim jau kitam kadre, kažkur, nežinau, bandau čia viską suderinti su šito video, bet tikiuosi, kad per daug neužtęsiu ir mano tos blevyzgos neatsibosta, tai va, dabar einu gamint ir susitinkam jau sekančiam kadre kažkur. Jeigu nori tikrai gerų rezultatų ir iš savęs mėgstat spausti daug, tai tokiu atveju atrodo, kad spausiu dar labiau, tai galbūt rezultatai pasirodys, bet iš tikrųjų bėda ir yra tame, kad mes perspaudžiam ir mes persistengiam ir kaip tik reikėtų tuos savo arklius šiek tiek pristabdyti, sulėtinti tempą, sumažinti šiek tiek treniruočių krūvį, galbūt maisto padidinti, aišku, miego padidinti, žodžiu, visą tai, apie ką aš ir kalbu. Tai va, tas yra labai svarbu, kad tikrai skirtumėt laiko atsistatymui, nes čia esminis viso ko dalykas. Ir vienas iš tikrųjų didžiausių signalų, kuris bent jau man pasireiškia, tai būtent tas kaltės jausmas, kai aš ilsiuosi ir atrodo, jeigu aš nejudu, nevaikštau, nedarau, nesportuoju, aš jaučiuosi labai kalta prieš save ir iš šito išeiti dar yra sunkiau ir tikrai atrodo, kad jeigu aš susimažinsiu, tai viskas, man stos rezultatai, susimažinsiu krūvį, turiu omeny. Bet kaip ir minėjau, tai iš tikrųjų bėda ir yra tame, kad mes nesustojam. Tai žodžiu, tikrai pagalvokit, įsivertinkit ir tikiuosi, kad viskas, ką čia sakau, bent kažkiek rezonuoja ir bent kažkiek yra naudinga. Update'as, dabar eisiu į kirpyklą, ten sėdėsiu labai ilgai, faktiškai visą dieną, to labai nelaukiu, bet tuo pačiu norėjau pasimti jūs ir aišku įterpti šitą į vlogą ir pasakyti, kuom aš pakeičiau savo mąstymą. Visas šitas video iš esmės yra apie persistengimą, persitreniravimą, tai anksčiau labai didelį dėmesį skirdavau aplamai žingsnių rinkimui, pastoviai žiūrėdavau laikrodį, kiek žingsnių aš surinksiu ir jeigu dienos pabaigoje nematydavau skaičiaus, kurį norėdavau surinkti, vadinasi, papildomai stresuoju, galbūt net save verčiu į šaltį, į lauką, į renku tos žingsnius, kažkaip stengiuosi viską kompensuoti ir tarkim kirpykloje sėdėjimas man iš vis būdavo kančia ir dabar aš nemėgstu sėdėti, bet tiesiog požiūris yra pasikeitęs. Bet man būtų pagrindinė, kad čia vietų dienas aš stresuodavau ir galvodavau, kiek daug žingsnių aš dar turėsiu surinkti, kai grįšiu, nes dabar čia praleidau, nežinau, tarkim, 5-4 valandas tiesiog sėdėdama ir nieko nedarydama. Ir panikuodavau, tas aišku kelia kortizolį, kas irgi nepadeda rezultatam, ar raumenukų auginimui, ar riebalinio audinio tirpimui, žodžiu. Tai tiesiog, sakau, labai noriu pabrėžti, kad pirmiausia viskas prasideda nuo mūsų mąstymo, kaip mes žiūrime procesą. Ir jeigu mes nepersistengiam ir sugebam normaliai sureaguoti tokias situacijas, kaip tarkim, ėjimas į kirpyklą ir nestresavimas, kad nesurinkau tą dieną žingsnių,
tada viskas bus žymiai lengviau, žymiai paprasčiau ir rezultatai judės sklandžiai į priekį. Jeigu tik stresuojat, jūs save automatiškai stabdot ir, sakau, persistengiant, rezultatas bus tikrai negeresnis, tik tai prastesnis. Tai vat norėjau tą pabrėžti. Ir aišku, kad išeiti lauką, tai dabar reikia 10 sluoksnių, tai čia užsidėjau pašiltintą megztuką, kuris skirtas slidininkam, tada aišku džemperį, dar dėsiu papildomą džemperį ir tada striukę pukinę. Nežinau, ką daryti su apačia, galvau, gal eiti su treningais, bet kažkaip truputėlį gėda eiti, nežinau, tikriausiai užsidėsiu džinsus, bet džinsai, su jais bus labai šalta, tai po apačia gali būti, kad dėsiu papildomą pižamą storą, kuri labai ten pašiltintas tokiu kailiuku, žodžiu, skirta matyti miegoti lauke, nežinau, nes su ją labai karšta, iš tikrųjų, kai ją užsidėti, po kelių, nežinau, minučių pradėti tiesiog kaisti, tai nežinau, kaip ten padaryta, bet jo, tokios problemos dabar, kai yra -15 lauke. Ką tarp kitko, vanesniai sužinojau, tai yra, man atrodo, Jakutsko miestas, čia kažkur, man atrodo, Sibiro, žodžiu, kažkokia Rusijos daly, kur, man atrodo, temperatūra mažiausia yra bebaus ten apie -70 Celsijaus, kas man iš vis nesuvokiama, tai ir ten žmonės gyvena. Tarsi aš žiūrėjau visą video, paaiškino, kaip jie ten gyvena, veikia sporto klubai, mokyklos ir taip toliau, ir blemba, iš tikrųjų įdomu, bet tuo pačiu ir baisu, ir aišku, aš suprantu, kad galbūt senesni žmonės taip toliau neturi galimybės iš ten išsikraustyti, finansiškai ir taip toliau, bet aš tikriausiai daryčiau viską, kas tik įmanoma, kad išsikraustyti, nes taip gyventi, ta prasme, tu realiai lauko negali išeiti, nes tau tiesiog veidas nuo šalčio jis baltuoja. Ir ten, kosmosų žodžiu. Tai va, tai, žodžiu, užtenka man šnekėti, nes aš tikrai pavėluosiu. Dar greitai ką pasakysiu, mini užkandis, kurį atradau, kuris iš tikrųjų tinka net jeigu dietinatės, aš dabar nesdietinu, bet šiaip man patinka. Citrina, pamirkot į amino rūgštis, su skoniu, duoda tokio saldumo ir gaunasi toks saldžiarūgštis užkandis, kuris pastebėjau, kad jeigu aš būnu alkana, man užtenka vat kelių gabalėlių citrinos, viskas, aš nebalkana. Tai čia ant dietos labai gerai. Dabar man tas nelabai aktualu, bet tiesiog skanu ir aš tą šiaip sau darau. Tai va. Iš vienos pusės, kaip ir pradedu įprasti prie šalčio. Iš kitos pusės. Galbūt dėl to, nes pradėjau rengtis normaliai. Pirmai turėjau striukę, kurioje skirta slidininkam, bet kaip supratau, ten visiškai neapšiltinta. Ir aš po to stebėdavus, kodėl aš turiu su 5 sluoksniais ir man šalta. Tai dabar audime nusipirkau pašiltinta, pukinę striukę. Tai visiškai kitas reikalas, nereikia 20 sluoksnių ir viskas normaliai. Tai tiek, kad dabar kojom šalta, nes su džinsais išėjau ir dar neužsidėjau tos pižamus, kur sakiau, jums užsidėjau. Tiesiog ten šiltesnės kažkokios timpos, bet jos ten dėvelė nešiltesnės. Tai, žodžiu, bet dabar tik tai iki kirpėjos, tai man kiek čia, kokį 10 minučių. Tai tikrai ne taip toli. Turėčiau išgyventi. Tik tai nebefilmuoja, nes ranka jau dabar šalta. Tai va, beveik ir nepavėlavau. Tai va, žodžiu, pakalbėjau, kaip aš ramiai galiu iškentėti sėdėjimą ir kaip viskas yra gerai ir aš visiškai nestresuoju, tai žinokit, teks prisipažinti. Jo, vizitas užtruko daug ilgiau negu galvojau, po to net nebefilmavau, nes tiesiog atrodo iškipiau ir net atrodo, kad veidas pradėjo tinti nuo sėdėjimo, nes aš sakau, aš tiek nepratus, ta prasme, aš dabar stengiuosi taip mažiau vaikščioti, mažiau judėti, kad tas atsistatymas būtų geresnis, bet ne ant tiek. Nes gavas taip, kad aš planavau apie 3 valandas, mes sėdėjom apie 5 link 6 realiai valandų, tai jo, aš dar stebėjau, kodėl dar šviesų laukia, bet žodžiu, bus matyt, bet kuriuo atveju, kai jau pagavau save stresiniai būsenai, kad blemba, aš visiškai nejudu, tiesiog pasakiau savo, kad aš dabar nieko nepakeisiu ir jeigu stresuosiu, tai kelsiu kortizolį ir viskas bus tik tai blogiau. Tai va, tai kaip ir susitariau, kaip ir improvementai yra, bet tiesiog tikrai viskas nėra tobula visą laiką, bet su tuo labai labai sunkiai dirbu ir kol kas tikrai pasiteisino. Ir pabaigai labai norėčiau paprašyti, jog jeigu šitas video tau buvo naudingas, galbūt atradai save ir galbūt šiek tiek pakeisi savo požiūrį į sportą, pristabdysi, tai būk gera ar geras, pakomentuok širdutę arba bicepsą arba kažką gražaus, tai tikrai padės mano video šiek tiek geriau pasisekti YouTube'o visame šitame reikale ir tada galėsi kurti daugiau, geriau ir tada aišku susitiksim sekančiam video. Bet jinai netokia gera ir joje ne visko būna. Man šito reikia.